Ar teko tau susidurti su moters besikeičiančiais norais? Jie gali keistis kas savaitę, kas dvi, kas mėnesį. Ir nuo vieno kraštutinumo gali nueiti iki kito. Pradžioj nori namo, paskui nebenori namo, nori buto, nori sodybos, nori, nežinau, paskui namelio mediją, nori kemperio. Ir keičiasi tie dalykai dažnai. Ir vyrai, mes esam dažnai įpratę tiesiog sekti tuos pokyčius ir adaptuotis prie to. Tokiu būdu stengiamės įtikti. Ir stengiamės vėlgi prisidėti prie moters svajonių gyvendinimo. Dažnai tokiu atveju, kai mes vyrai pradedam tiesiog pilnai sekti moters pageidavimus ir jie keičiasi ir mes tada keičiamės ir tada apima ilgainiui frustracija mane, pavyzdžiui, ką tu čia įsigalvoji, taigi sakei prieš 2 savaitės visai ką kitą, kad ten nenori namo, nori kemperio ir panašiai. Bet čia yra problema ta, kad mes kai pradedam sekti pagal tos pageidavimus ir vėl keisti mūsų strategiją ir įgyvendinti pagal moters pasikeičiančią nuotaiką, tai problema atsiranda ta, kad moteris ilgainiui jaučia, kad jos vyras neturi stuburo. Ir gerbimieji, čia didžiulė problema ir moteris gali nesąmoningai prarasti pagarbą vyrui. Nes vyras neturi stuburo. Ir moteris gali sakyti, kad jinai nori vyro, kuris visą laiką pildys jos svajonės. Bet kita vertus, giliai viduj, kaip ir vaikai kartais, tiesiog jeigu nėra ribų, nubrėžiamų tam tikrų iš tėvų pusės, vaikai pradeda jaustis nesaugus. Tai manau, kad moteris sąmoninga gali tai suprasti, kad pasąmonėj gali veikti kitos programos, negu jinai sako iš tikrųjų. Ir netgi vyrui pasakyti, žinai, pas mane nuotaikos keičiasi, bet tu išlaikyk savo stuburą. Turėk savo stuburą.